Labas, bičiuliai! Deja, kartais taip gaunasi, kad vasariniai darbai ir oro sąlygos neleidžia nufilmuoti normalių epizodų. Suprantu, nemalonu ir man. Bet aš labai noriu netitrūkti, noriu, kad ir toliau jūs matytumėt video. Dėl tos priežasties nusprendžiau sukurti tokį storytellingą. Galbūt ir jums patiks. Taip pat noriu, kad manęs nepamirštų algoritmas, tai prašau palaikinkit, pasubscribinkit, o svarbiausiai žodžiu pasidalinkit su draugais, kuriem galėtų tai būti įdomu. Pasakykit, Hobby Dovydas YouTube, įdomu, įsijunk pasižiūrėk. Būsiu labai dėkingas už tokią pagalbą. Tai žodžiu, važiuojam į istoriją. Įsivaizduok, tu esi kare, aplinkui dulkės, sprogimai, kraujas, žodžiu nuovargis ir šalia tavęs stovi ne karys žmogus draugas, bet meška. Gali tai būti? Ar manot, kad taip gali būti? Iš tikrųjų taip gali būti. Ir ne bet kokia meška. Šita meška neša amuniciją, geria alų kartu su kareiviais vyrais, miega kartu ir net oficialiai yra įtraukta į kariuomenę kaip tikras karys. Skamba kaip legenda. Bet vis dėlto tai tiesa. Labas, bičiuliai. Pastebėjau, kad yra vis dar labai gajus mitas, kad metalų ieškiklis turi būti brangus ir tas, kas nori pradėti juo naudotis, pabandyti šitą hobį visada abejoja ir dvejoja, nes mano, kad labai tai brangiai kainuos. Bet aš turiu klausimą. Ar mėgstat gert kavą degalinėse? Manau, kad šiai dienai visi tą daro. Tai jūsų pirmas ieškiklis kainuotų maždaug apie 83 puodelius kavos. Tai argi tai daug? Aš manau, kad ne. Savo pirmąjį metalo ieškiklį galite rasti metalodetektoriai.lt. Tai pasakojimas apie mešką Vojteką, kuri tapo tikru kariu. 1942 metai. Lenkų kariuomenė išlaisvinta iš sovietų nelaisvės, keliauja per viduriniuosius rytus, išalkę, purvini, pavargę, desiorientavę, nesuprantantis, kur galiausiai randasi. Ir tada kažkur Irane kalnuose jie sutinka berniuką. Berniuko rankose meškiukas. Jo mama nužudyta medžiotojų. Realiai meškiukas net neturi šansų išgyventi, bet kareiviai net negalvoja. Išperka meškiuką už konservus, šokoladą ir net kareivišką peiliuką. Jie įsigyja tą meškiuką. Ir tai prasideda viena keisčiausių draugysčių karo istorijoje. Jie meškiuką pavadina Vojteku, kas realiai iš lenkų kalbos išvertus reiškia karys su šypsena arba besidžiaugiantis karu. Bet čia reiktų šiek tiek sugrįžti atgal ir pasigilinti, kasgi ten įvyko, kodėl lenkų kariuomenė keliauja per viduriniuosius rytus, o tiksliau per Iraną, kaipgi tai įvyko. Taigi 1939 metais įvyksta pasidalinimas įtakos zonų, sovietai ir nacistinė Vokietija pasidalina, atitenka Lenkija sovietam. To pasiekoje daugelis karininkų tampa belaisviais ir ištremiami į Sibirą, pateko į gulagus. Bet 1941 metais atsitinka kas? Atsitinka tikras antras pasaulinis karas. Vokietija įsiveržė į Sovietų sąjungą, taip automatiškai sovietai tampa sąjungininkais kartu su britais ir yra priversti Lenkų įkaitus paleisti iš nelaisvės. Išlaisvinti Lenkai suformuoja savo armiją, vadovaujama Vladislav Anderson. Bet problemėlė, kad čia lyja. Ir dar viena problemėlė, kad Lenkai visiškai neprūpinti nei maistu, nei kitais reikalingais daiktais. Žodžiu, situacija labai prasta ir priimamas sprendimas evakuotis iš Sovietų sąjungos. Bet kodėl evakuacija vyksta per Iraną? Geras klausimas. Taip. Iš tikrųjų dėl to, kad 1941 metais jau Iranas yra sąlyginai valdomas tiek sovietų, tiek britų. Ten yra svarbus aprūpinimo taškai, logistinis centras. Todėl Lenkų kariai buvo evakuoti per Kaspijos jūrą tiesiai į Iraną. Apie 30 000 karių ir su juo begalė daug civilių. Visi iš Sovietų sąjungos evakuojasi į Iraną. Iranas jiems buvo tiesiog laikina stotelė persigrupavimui, apsižiūrėjimui ir judėjimui toliau. Toliau judėjimas vyko per Iraną, Iraką, Siriją, Palestiną, Egiptą ir Italiją. Ir būtent šioj vietoj, šioj kelioniai jie sutiko Vojteką. Galima sakyti, kad tai gan simboliška. Kareiviai be tėvynės sutiko gyvūną be motinos. O ne? Yra toks sąsaja. Bet kaip per karą užauginti meškiuką? Geras klausimas. Jis buvo maitinamas ir kondensuotų pieno per buteliuką ir netgi kartais alumi. Taip, iš tikrųjų alumi. Ir iš tikrųjų meškutis nuo mažens labai greitai priprato prie žmonių. Jis išmoko stovėti ant dviejų kojų,
labai mėgo būti glostomas, sekė iš paskos kareiviam ir netgi miegodavo palapinėse kartu su kareiviais. Laikas bėgo, meškutis augo ir automatiškai, būdamas su žmonėmis, jis pradėjo kopijuoti žmonės. Kaip kareiviai rūkydavo, jis taip pat bandydavo rūkyti, nors dažniausiai suvalgydavo cigaretę, bet jau tas kopijavimas buvo prasidėjęs. Jeigu kareiviai gerdavo, jis irgi gerdavo, norėdavo bent jau gerti kartu. Netgi jei kareiviai grumtyniaudavo, žaisdavo imtynės, meškutis taip pat imtynėse dalyvaudavo. Galima tik įsivaizduoti, kol mažas, viskas ok. Bet jeigu paaugtų ir tada imtynėse dalyvautų. Taip, mažas meškutis tapo dalinio siela. Dalinio. Didelis dalinys, 30 000 karių. O šiaip pats Meškinas, sakykim, jau paaugęs, iš tikrųjų buvo tikrai su charakteriu. Netgi pavydėdavo dėmesio, jei kuris nors žmogus ar kareivis gaudavo daugiau dėmesio už jį, tai akivaizdžiai matydavosi jo emocijose. Kareiviai sakydavo, kad jis emocinis ramstis, kaip karo negandos užklupdavo karius. Kariai sakydavo, kad Meškinas juos motyvuoja, mažina stresą ir kelia pasitikėjimą savim. Žodžiu, karo chaose jisai buvo kažkas tikro. Ir štai laikui bėgant, kariams keliaujant, atsitiko tokia problema. Kai atėjo laikas judėti į frontą Italijoje, reikėjo keltis laivu. Ir atsitiko toks dalykas, kad gyvūnams laive būti negalima, bet Lenkai nepasidavė ir rado sprendimą. Jie oficialiai Vojteką įrašė tarsi žmogų į kariuomenės karių sąrašus. Davė Mešką, netgi gavo laipsnį, gavo savo asmeninį numerį kariškio ir buvo įtraukta į dokumentus. Ji tapo tikru armijos kareiviu, armijos dalimi ir tai buvo jau nebe simbolis, o tikras karo dalyvis. Štai laikas prabėgo, atėjo 1944 metai ir prieiname prie Monte Cassino mūšio. Vienas iš nuožmiausių, kruviniausių antro pasaulinio karo mūšių. Įsivaizduokit, kalnai, gynybinės linijos, nuolatinis bombardavimas. Sąjungininkai niekaip negali pralaužti Vokietijos gynybinės linijos. Ir čia Lenkija, tiksliau Lenkai, kariai gauna įsakymą. Čia į sceną įžengia Vojtekas. Jis stebi kareivis, artileristus, nešančius sviedinius, kitą reikalingą įrangą. Ir kaip atsimenam iš anksčiau, jis labai mėgo kopijuoti. Ir netikėtai vieną kartą kariai pastebi, kad jis taip pat paima sviedinį ir neša kopijuodamas kareivius. Kas svarbiausiai, lyginant su žmogum, jis neša be baimės, be jokių emocijų, tiesiog daro tai, ką mato, ką žmonės daro. Tai va čia toks, sakykime, išlenda vienas iš dalykų, kur gyvūnas kur kas geriau karo veiksmuose negu emocingas žmogus. Žodžiu, jis padėjo pagreitino amunicijos tiekimą, dirbo kaip tikras logistikos karys. Po šio įvykio dalinio simbolis buvo pakeistas meška nešančia sviedinį. Vojtekas jau tapo legenda. Žinoma, čia aš labai trumpai, labai supaprastintai apie visus mūšius ir negandas, kurias turėjo praeiti Vojtekas su savo komanda. Ir dėja karas. Kad karas baigėsi gal ir ne dėja, bet dėja, kad karo pabaigoje ta istorija pakrypsta jau nebe taip linksmai. Karas baigėsi ir Vojtekas nebegalėjo toliau būti kariuomenėje, nebegalėjo toliau tarnauti, kaip ir logiškai suprantama. Ir tada jisai buvo perkeltas į Edinburgo zoologijos sodą. Ten jis nugyveno savo visą likusį gyvenimą, bet jis nebuvo eilinis gyvūnas. Ten jau jisai nebuvo eilinis gyvūnas. Lankydavo ir karo draugai, kariškiai, atvykdavo jie aplankyti gan dažnai, šaukdavo jo vardą lenkiškai, Vojtek, ir iš tikrųjų jisai atsiliepdavo, kartais yra sakoma netgi pakeldavo leteną tarsi besisveikindamas. Šiandien Vojtek jau gyvena nebe kūne. Ir iš tikrųjų tikslios informacijos net neberadau, kada Vojtekas išėjo, bet jo prisiminimai, istorija ir legenda gyvena iki šiol iš tikrųjų, nes paminklai yra tiek Škotijoje, Lenkijoje ir Italijoje. Būtent jiems skirti stovi paminklai, tai galite aplankyti kiekvienas. Jis minimas knygose, dokumentiniuose filmuose, bet svarbiausiai jis primena kažką labai žmogiško. Kad net kare, žiauriausiamis sąlygomis žmonės ieško ryšio, ieško draugystės, šilumos ir kartais tai randa ten, kur mažiausiai to tikisi. Vojtekas nebuvo tik meška, nebuvo žmogus, bet iš tikrųjų Vojtekas
mano akimis buvo simbolis ryšio tarp žmogaus ir gyvūno, gal taip reikėtų pasakyti, tarp laukinio pasaulio ir mūsų racionalaus pasaulio. Didžiausia jo stiprybė buvo ne tai, kad jis nešė sviedinius, bet iš tikrųjų tai, kad jis nešė žmonės per karą. Na, netiesioginė prasme nešė, bet jis būdamas tarp žmonių, juos veikdavo teigiamai ir padėdavo išgyventi karo negandas, bet kas yra man svarbiausia, kad šita istorija yra ne mitas, o yra visiškai tikra, reali istorija. Ir jeigu patiko tokios istorijos, pakomentuokit. Žinau, kad šitas epizodas visiškai netoks, kokį tikėjotės, bet kodėlgi ne? Hobby Dovydas tai nėra apie vieną, Hobby Dovydas yra apie viską. Žodžiu, kam patiko, laikas, komentaras ypatingai svarbus man, nes padės algoritmam ir žodžiu susitinkam greitai. Soriukas, jeigu kam nepatiko, tikiuosi kitas epizodas patiks labiau. Ate, myliu, bučiuoju, čiau.